Sveiki visi tinklaraščio žiūrovai, skaitytojai. Šį kartą kalbuosi su spalvinga asmenybė, kur net nežinau, kaip pristatyti tą žmogų, tai gal jis pats ir pristatys. Tai yra Andrius Užkalnis, o kas jis toks, jis pats papasakos. Aš tikriausiai laidų vedėjas ir žurnalistas ir publicistas, taip tikriausiai reikia pasakyti. Tai aš esu teleki ir rašau visokius dalykus, kuriuos žmonės skaito, tai turbūt taip. Aš irgi iš tikrųjų pastebėjau, kad Andriau esate toks daugiafunkcinis žmogus, galima taip pasakyti, ne? Visur pilna paties. Pilna gal nelabai, bet kažkiek yra, taip. Aha. Ir iš tikrųjų, bandžiau įsiaiškinti, kiek iš viso tinklaraščių rašote, tai kiek jūs jų rašote? Ne, aš turiu mano pagrindinis tinklaraštis, kur yra mano daugelis publikacijų, tai yra protokolai. Yra seni jau apleisti tinklaraščiai, kurie ėjo tie patys straipsniai, tačiau ten dėl daugiau techninių priežasčių aš persikėliau į tą platformą, kurioje yra dabar protokolai. Yra mano naujas projektas, visiškai neseniai startavęs, tik tai prieš kelias savaitės, vadinasi Laukinė žąsis, tai yra rašymas apie restoranus ir maistą. Tai yra toksai, galbūt profesionalesnis dalykas, kadangi jisai pakankamai taip brangiai ir profesionaliai sukonstruotas pats tinklalapis ir ten tokia vientisesnė koncepcija yra. Aš nelabai mėgstu, kai mane vadina tinklaraštininku arba blogeriu, nes mano požiūriu tai nėra profesija. Nebent jeigu žmogus vien tik tai iš to gyvena arba iš to uždirba, bet žinot, jeigu aš vairuoju automobilį ir jeigu aš čia dabar atvažiavau, tai nereiškia, kad aš esu vairuotojas, kad vairuotojas mano profesija ir nereiškia, kad mane galima pristatinėti, kad Andrius Užkalnis vairuotojas. Aš vairuoju automobilį, bet tai dar nieko nereiškia. Tai lygiai taip pat ir tinklaraštis, tai yra tik tai viena iš rašymo formų. Daugiau tai lyg ir ne, aš rašau savo skiltim savaitinę Lietuvos ryte, kuri būna ir popieriuje, ir internete. Aš rašau kas 2 savaitės šiais laikais Pinigų kartai, o daugiau tai kaip kas paprašo ar pakviečia. Ir turiu savo savaitinę laidą Baltijos televizijoje BTV. Taip, ir dar Andrius yra keletas knygų autorius. Taip, aš esu išleidęs 3 knygas. Pirmoji iš jų buvo apie Angliją, antroji buvo šiaip apie keliones po visą pasaulį, kadangi čia buvo mano gyvenimo dalis, daug keliavimo ir daug važinėjimo. Ir trečia knyga buvo apie Angliją ir kaip lietuviams tenai sekasi. Tai daugiau buvo apie lietuvius Anglijoje negu apie pačią Angliją. Ir Andrius prisipažino, kad iš blogų, iš tinklaraščių jisai negyvena. Išvardinom dar visus kitus darbus. Tai išlieka tas klausimas, ką įdomiausia daryti gyvenime ir iš ko tada gyvenat, Andriau? Tai kaip gyvenu, vienas iš dalykų tai yra be abejo mano darbas BTV, kur yra laida, kurią aš vedu. Tai yra vienas pragyvenimo šaltinis, kitas pragyvenimo šaltinis yra mano rašymai honorariniai, visų pirma Lietuvos ryte ir kituose vietose, kur aš rašau, o man už tai moka pinigus. Mes su žmona vis dar turim šiokią tokią vertimo praktiką. Kartais mane pakviečia pravesti vieną ar kitą renginį arba vienam ar kitam renginį pakalbėti ir už tai sumoka, tai iš visur ir susirenka pinigų.